Emigrantai Lietuvą šiurpina istorijomis apie atimamus vaikus Norvegijoje. Mūsų šalies vaikų teisės ginantys specialistai tikina, jog lietuvių vaiką paėmę norvegai globoti jo giminėms Lietuvoje nesiūlo, nors kitos šalis to daryti nevengia. Tarkim, iš Norvegijos tokios informacijos nesam nei karto gavę, turbūt iš Didžiosios Britanijos daugiausiai gaunam informacijos. Piniginė bauda arba net baudžiamoji byla. Tokios grėsmės pastatų terliotojų negazdina, jie siautėja toliau. Šįkart statiniai paženklinti pelikanais. Čia yra tas jaunimo toks nusiteikimus, taip kaip, atsiprašau už išsireiškimą, kaip šuns. Jeigu kampą priėjo, būtinai to turi koją pakelti. Tūkstančiai tonų netinkamo naudoti maisto nepateko ant vartotojų stalo, skelbia kontroliuojančios institucijos. Tačiau gyventojai pastebi, jog nusipirkti nekokybiškų produktų vis dar tenka. Na nieko, įsiplovus krantukus vežiam ligonėms. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.